Apie senstančią visuomenę, vienišumą ir dalykus, kuriuos reikia žinoti turintiems garbaus amžiaus tėvus. Pagalbos į namus poreikis Kaune per paskutinius metus išaugo beveik dvigubai. Apie tai socialinių paslaugų centro specialistai. Pirmiausia, kam tokia paslauga priklauso? Priklauso visiems žmonėms, kuriems to reikia. Tai yra žmonės gali turėti sveikatos problemų, asmenys su negale, senyvo amžiaus asmenys, taip pat gali ir vaikai su negale gauti šią paslaugą. Šiandien susitinkame su individualios priežiūros darbuotoja Lina. Ir kartu keliausime pas ponę Eleną, pas kurią 2 metus Lina važiuoja kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną išskyrus šeštadienį, sekmadienį. Mano visos močiutės daugiabučiuose ir visos 4 aukšte. Labą dieną, Elena. Aš ne viena su svečiais. Labai malonu. Elena Juškevičienė, kuriai šiemet sukaks 85, gyvena viena. Tad jai reikia pagalbos kasdieninėje ruošoje. Visas maisto supirkimas, visa higiena, maisto padarymas, sutvarkymas, skalbimas, kaip pasakyti, visi kasdieniniai darbai. Svarbiausia sunku yra, kad mėsos nenori, varškės nenori, taip. Tai jau šiandien išėjom į kompromisą, kad vienu žodžiu blynus, miltinius iškepsiu. O taip tai labiausiai tai mėgsta bulvinius blynus. Tai gali valgyti kiekvieną dieną. Tai ne tik darbas, bet ir žmonių gyvenimai, jų skausmas tiesioginė ir perkeltinė prasme. Vieną močiutę turiu, tai jinai po insulto išvis nevaikščiojo. Tai irgi prie mane pradėjo vaikščioti. Tai jinai turi tokį sūnų, kuris kiekvieną dieną atvažiuoja su ja pavalgyti pietų. Tai jinai jau taip stengiasi, žinokit. Tas sūnaus atvažiavimas, tai jai didžiausias stimulas yra. O yra, kur visai nelanko. Ir svarbiausia yra, žinot, kas dar, kad tie seni žmonės daugiausiai vieniši. Elenai tai pasisekė, jinai čia laiptiniai kaip gyvena, dar 2 butai yra, irgi vienišos senutės. Tai jos visos 3 labai viena kitą palaiko. Vieną močiutę turėjau, tai vyras miręs, sūnus miręs ir jai ištiko insultas ir jinai 2 paras pragulėjo ant grindų. Niekas paskui atvažiavo sesuo ir rado, išlaužė duris. Tai kaip pasakyti, atsigavo jinai po biškį, bet pasekmės liko. Blynai jau baigia kepti. Po pietų Elena mielai sutinka pasikalbėti. Iš karto bendrą kalbą radom. Aš jai sakau, kartais sakau, Linutė, tu man neatplaugė, tu man dukra. Pačios Elenos gyvenimas pasikeitė patyrus traumą. Kaip aš į kapus nuvažiavau, kapą pasitvarkiau ir eidama atbula, žinokit, aš užkliuvau už antkapio ir kritau ir man stuburą susižeidžiau. Man pagalba padėjo savivaldybės ta darbuotoja, tai aš nežinau, aš ją turbūt visą gyvenimą minėsiu. Aš jau kada suprantat, man blogai su to stuburu. Aš nuėjau pas ją verkdama, sakau, ką daryti, sakau, aš jau nebepajėgi, man vyras reikia, išmaitinti reikia. Socialinių paslaugų centro specialistai teigia, kad šią paslaugą gali gauti visi norintieji, o šeimos nariams, slaugantiems artimuosius, priklauso ir atokvėpio paslauga. Nemedicininės pagalbos į namus paslauga yra mokama, tačiau dėl kompensavimo mechanizmo jos kaštai nėra nepakeliama našta. Norėdamas gauti šią paslaugą, asmuo tiesiog telefonu arba pats arba jo artimieji kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamą vietą ir socialinio darbo organizatorės apsilanko pas asmenį namuose, įvertina socialinių paslaugų poreikį ir iš asmens jo namuose priima prašymą. Dokumentai tiesiog reikalingi yra paprasti, asmens dokumentas ir medicininė pažyma, kurioje yra tiesiog pažymėta, kad asmuo gali gauti šias paslaugas. Elenos Juškevičienės dienos panašios viena į kitą. Kartais prižiūrinti darbuotoja Lina išsiveda ją į lauką. Moteris judėti gali tik su vaikštyne. Atsikeli iš ryto toksai žvalus, pailsėjęs. Kitą kartą atsikeli vos iš lovos, neišsiropšti. O tai, kad tau dar reikia apsirengti, tai jau čia sunki problema. Už pagalbą namuose Elena moka 140 eurų. Ji gauna neįgalumo išmoką ir senatvės pensiją, tad pinigų, sako, pakanka.
Elena turi 2 vaikus, tačiau apie juos kalbėdama susigraudina. Sūnus čia vietai, bet pianistų vietai neranda laiko mamai. O dukra išvažiavus dėl vyro, dėl vaikų. Labai net skauda. Tada pamatai ateinančius pas kitus. O tu nesulauki nieko. Lina senoliai padeda išblaškyti ir blogas mintis. Ne tik dėmesiu, bet ir veikla. Jei laukia blogas oras, su vaikštynė moteris vaikšto po namus. Seniau, kai Lina čia nesilankydavo, Elena iš viso nevaikščiojo. Yra dar vienas dalykas labai geras, kad dabar kiekviena poliklinika nemokamai suteikia, ateina kineziterapeutė į savaitę vieną kartą, ateina slaugė, kuri maudo ir ateina seselė. Tai va, tai kiekvieną pirmadienį su kineziterapeutė daro mankštą, o kitom dienom mes darome. Bet jeigu jinai nejudėtų, atrofuotųsi raumenys ir viskas. Užtat mes ir raginam, kad nors kažkiek atvaikščiotų ir tą mankštą darytų, nes labai greitai, žinokit, sustingsta žmogus. Ir vis dėlto už šį jautrų, dažnai nematomą darbą priklauso ir labai žemiški dalykai. Tas atlygis, aišku, kiek norisi kuo daugiau, bet iš mūsų atlyginimo tikrai pragyvent galima. Nes aš pasiėmus paskolą, tai žinokit, pasiėmiau 7 metam, tai aš per 3 metus baigiu. Aš turiu tas močiutės, man išeina į dieną, kaip pasakyti, arba 8 valandos, arba 8,5. Tai dar šeštadieniai, sekmadieniai prisideda, arba šventinės dienos, tai, kaip pasakyti, tikrai įmanoma. Bet yra tokių, kurios nenori dirbti. Jos ateina, galvoja, kad čia atėjo pa žmogų, sėdėjo pliusiuką ir išėjo. Taip nėra ir taip negali būti. Nes mes ateinam būtent, kad padėti, nes tie seni žmonės, jiems reiktos pagalbos. Tik tai labai didelis yra minusas gydytojams. Šitie, kurie gauna senoliai visi paslaugas, tai jiems iš poliklinikų priklauso kineziterapeutė, seselė ir ta, kuri ateina maudyti nemokamai šitą paslaugą. Kiekviena poliklinika suteikia. Bet gydytoja ne viena nepasakė, kad tokia paslauga yra. Turėtų informuoti, kaip pasakyti, artimuosius ten arba kad ir tą patį senolį. Įdomu, ar šiandien esant tokiam šios paslaugos poreikiui netrūksta pagalbą teikiančių darbuotojų. Individualios priežiūros darbuotojų visada reikia, todėl kad auga paslaugų poreikis. Kauno mieste šiai dienai yra netoli 40 įmonių, kurios teikia pagalbos namuose paslaugas. Tai matosi, kad poreikis tikrai yra didžiulis. Lina sako, dirbanti ne tik dėl atlygio. Kiekvienas apsilankimas tai žmogaus gyvenimas su savo istorijom, praradimais ar šviesiais prisiminimais. Istorijų gali papasakoti ne tik senoliai, bet ir tie, kurie jais rūpinasi. Lina viena jų, sulaukusi 59, neteko darbo. Aš 35 metus pradirbau Aleksandro Stulginskio universitete leidybos centre Knygrišė. Tai šitą darbą mama išmokino, su mama pradėjau dirbti, o paskui dirbau visą laiką. Patiko labai tas darbas, nes kaip atneša seną knygą, suplėšytą kažkokią ir kaip ją padarai, kai ateina pasiimti ir sako, nejaugi čia mano knyga. Tai, kaip pasakyti, ir man pačiai malonu, ir žmogui, nes tų knygrišyklų buvo likę jau nedaug. Tai žinokit, net iš Kauno atvažiuodavo kažką įsirišti, kažką pasidaryti. Su VDU sujungė ir mano etatą panaikino. Nusprendė, kad knygrišės nereikia. Kur ieškoti darbo ir ką gyvenime veikti, tai klausimai, kuriuos teko atsakyti pačiai Linai. Kai sako, blogi žmonės yra. Man, kai buvo labai sunku, man padėjo visai svetimi žmonės. Tai aš taip įsitikinau, kad tų gerų žmonių yra vis tiek daug daugiau negu tų tokių, kaip pasakyti, kai būna, kad sako, blogas žmogus. Tai aš tikiu, kad vis dėlto gėris yra gėris.